Kooperacija vis dar lėtais žingsniais skverbiasi į ūkininkų mintis. Tačiau kai poreikis veikti kartu subręsta, vis dėlto kooperacija tampa vieninteliu keliu į konstruktyvesnį darbą. Darbo sąlygos įstatymų ir rinkos diktuojamos taisyklės subūrė 10 Lietuvos ekologinių ūkių šeimininkų į kooperatyvą Bio-Leua. Pagrindinė kooperatyvo veikla – ūkininkų užaugintos produkcijos realizavimas. Kol kas kooperatyvas daugiausia rūpinasi ekologiškų Lietuvoje užaugintų grūdų eksportu. Tikslai kooperatyvo – padėti parduoti produkciją, bet šiaip, sakykime, skatinantis veiksnys, kad šitas kooperatyvas atsirastų, nes kalbos vyko senokai, reiškia, apie kooperatyvo poreikį, kooperacijos esmę ir prasmę, reiškia, ūkininkam ir naudą. Tai buvo tas, kad didžioji dalis mūsų steigėjų, ūkininkų, eina į naują, sakykime, iš esmės galbūt ne tai į naują, bet mažai išvystyta šiandien dieną ekologiniam ūkininkavime sritį, tai yra paukštininkystė, tikslų, reiškia, ekologiniai kiaušiniai. Realizuoti didesnius kiekius produkcijos sudėtinga net ir labai dideliam ūkiui, nes bet kokiu atveju didžiulės rinkos reikalauja didelių kiekių produkcijos. Patenkinti poreikius galima tik sutelkus grupę gamintojų. Be abejo, kooperatyvas neapsiriboja vien tik tai, reiškia, kiaušiniais. Mes, kaip sakiau, pradėjom pagrindę nuo grūdų. Tai yra nuo to, ką turim, kas yra turbūt didžiausia prekė šiandien dienai ekologijoje, tai yra grūdai. Bet tiesiog suprantam, kad šiuolaikiniai rinkoje, kylant pavojam iš rytų su ekologinė produkcija, su grūdais, mes konkurencinėje kovoje galim ir pralaimėti, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Ukrainos ekologiniam grūdam. Tai mūsų tikslai yra būtent viską sudėlioti schemoje taip, kad ekologiniai Lietuvoje užauginti grūdai būtų sušerti, sulesinti, panaudoti, reiškia, Lietuvoje. Gautas kitas produktas, kaip pavyzdys kiaušiniai, be abejo, čia gali būti ir mėsa, ir kitka. Ir tiesiog gauti iš to pridėtinę vertę. Kooperatyvas padeda savo nariams apsirūpinti ir technologinėmis priemonėmis. Mūsų siekis yra, kaip sakyti, ne vien padėti ūkininkui, reiškia, parsiduoti užaugintą produkciją, bet ir padėti ją užauginti. Reiškia, matom, kadangi patys esam jau daugiamečiai, ilgamečiai ūkininkai, ekologai, matom, ko mums trūksta, tai yra ir metodinės pagalbos, ir, sakykime, iš agronomijos pusės, ir iš produkcijos, kad gauti geresnį, tą sveikesnį produktą, didesnį kiekį jo ir su mažesnė savikainą. Reiškia, ir puikiai visi suprantam, kad reikia tam ir nemažai įdėti tam tikrų, reiškia, įvairių tinkamų ekologijoje produktų. Pasiūla yra nemaža, tikrai iš įvairių firmų. Turim visko, bet individualiai ūkininkui susigaudyti, kas ką siūlo ir ant kiek tai efektyvų ir naudinga bus ūkyje, praktiškai turbūt neįmanoma. Reiškia, mes ir šitoj srity manom, kad tai turi būti per asociacijas, per kooperatyvą ateinanti informacija. Ekologiniuose ūkiuose jau atliekami ekologiniai žemdirbystės skirtų priemonių gamybiniai bandymai. Įmonės ir ūkininkai stebi pasėlius, laukia derliaus, kad galėtų pateikti išvadas. Kooperatyvas Bio-Leua ateityje planuoja turėti daugiau bandymų įvairesniuose pasėliuose, išbandyti ekologiškas pasėlių apsaugos, dirvos gerinimo priemonės.